Metas gerų naujienų televizijos informaciniai laidai čia ir dabar. Sveiki ir kviečiame žiūrėti. Vis daugiau lietuvių ryžtasi sudarinėti testamentus. Tokį norą jie sako išreiškiantys tam, kad vėliau mažiau kiltų kivirčų tarp artimųjų. Pastebima, kad pastaruoju metu testamentus sudarinėja ne tik vyresnio amžiaus, bet ir jaunesni šalies gyventojai. Dažnas lietuvis vis dar mano, kad testamentu laikas pasirūpinti tik tada, kai artėja paskutinioji. Guodžia faktas, kad padėtis pamažu keičiasi ir net jauni žmonės suvokia, jog testamentas tikrai nepakenks. Per metus 22-24 tūkstančiai testamentų. Čia Lietuvoje. Kas būdinga? Daugiau testamentų sudarinėja vyresnio amžiaus žmonės. 50-70 metų amžiaus žmonės ir aišku daugiau sudaro moteris. Nors paskutiniu metu stebima tendencija, kad testamentus sudaro ir vis daugiau jaunesnių žmonių. Vis dažniau savo valią išreikšdami testamente jį sudarantieji stengiasi apsaugoti artimuosius nuo ginčų, barnių ir net keršto po savo mirties. Nors dažniausiai turtą paveldi sutuoktiniai ir vaikai, nesutarimų kyla ir tarp pačių artimiausių žmonių. Notarai tampa tėvų ir vaikų, brolių ir seserų, nesantaikos ir pykčių liudininkais. Ginčyti galima. Ir tokių dėja praktikoje atvejų yra. Dažniausiai ginčijama, norint įrodyti, kad tas asmuo, kuris rašė testamentą, buvo tuo momentu neveiksnus, nesuprato savo veiksmų, nesuprato pasekmių. Dažniausiai ginčija testamentą tie įpėdiniai, kurie yra nušalinami nuo paveldėjimo. Dažniausiai sudarantieji testamentus palieka nekilnojamąjį turtą, prabangius automobilius, sąskaitas bankuose, tačiau pasitaiko ir tokių, kurie turtą palieka bažnyčiai ar globos namams. Testamente gali būti nurodytos ir sąlygos, kurias įpėdinis privalės įvykdyti, kad galėtų paveldėti. Tiesa, tos sąlygos turėtų būti realios ir įvykdomos, negali prieštarauti įstatymams. Testamente galima nurodyti sąlygų. Pavyzdžiui, tokią galima nurodyti sąlygą. Palieku savo labai vertingą smuiką savo anūkei, kuri mokosi muzikos mokykloje. Su ta sąlyga, kad jinai įstos į konservatoriją ir sieks muzikos, sakykime, karjeros. Ekonomistė Aušra Maldeikienė įsitikinusi, kad sudaryti testamentą privalu kiekvienam piliečiui. Daugiau nei prieš 10 metų moteris sudarė testamentą ir siūlo apie tai pagalvoti visiems. O 2003 metais parašiau knygą, kaip tvarkyti savo pinigus ir toje knygoje buvo skyrius parašyti testamentą. Testamentą turiu nuo 2002 metų. Aš ketinu mirti. Jeigu tie žmonės, kurie neketina mirti, tai jie gali nerašyti testamentų. Bet jeigu žmogus ketina mirti, tai čia tiesiog, tvarka galvoj. Čia kaip, išsikuop kambarius. Notarai visada rekomenduoja klientams taip sudaryti testamentą, kad po mirties paveldėtojams nekiltų nepatogumų. Testamente galima parašyti, kas negali pretenduoti į turtą. Tai būtų užkirstas kelias giminių nesutarimams, bylinėjimuisi teismuose. Tėveliai, kurie intensyviai renka mokyklą savo būsimiems mokinukams, turi dvi galimybės pateikti prašymus papulti į norimą mokyklą. Tiesiogiai atvykus į švietimo skyrių arba užpildžius elektroninį prašymą. Pirmumo teisė bus suteikta tiems, kurie pirmesni bus atvykę į švietimo skyrių ar atsiuntę elektroninius prašymus. Nuo balandžio 1 dienos prasideda mokinių priėmimas į Panevėžio bendrojo ugdymo mokyklas, o nuo balandžio 15 dienos vyks priėmimas į gimnazijos 1-3 klases. Tėveliai, norintys registruoti savo vaiką į vieną ar kitą mokyklą, Panevėžio mieste su savimi turi turėti teisingai užpildytą prašymą ar šį išsiųsti elektroniniu paštu arba atnešti į švietimo skyrių. Tačiau registruojantys savo vaikus į Panevėžio rajono mokyklas turi kreiptis tiesiogiai į norimą mokyklą, elektroninio registravimo čia nėra. Pas mum įprasta daugiau metų, kad problema dėl pirmoko priėmimo ir kitų klasių vaikų priėmimo į mokyklas nekyla ir nėra. Vaikai priėmami mokyklose pačiose, centralizuoto priėmimo nėra, tik tai miesto mokyklos, jeigu nori pakliūti pirmokai. Pateikia pagrindinius dokumentus, gimimo liudijimo kopiją ir prašymą ir sveikatos tada atitinkamą pažymėjimą. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką dėl priėmimo mokytis į 1 ar 5 klases tėveliai turi pristatyti švietimo skyrių šiuos dokumentus. Prašymą galima siųsti elektroniniu būdu arba atnešti į švietimo skyrių.
Toliau reikalingi kiti dokumentai, tai vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija, sveikatos pažymėjimas, gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma. Penktokai, dar kai pasibaigs mokslo metai, turės papildomai atnešti pradinio išsilavinimo pažymėjimą. Nuo balandžio 1 iki gegužės 31 dienos bus teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena mokyklos aptarnavimo teritorijoje. O kiti vaikai į mokyklą, jeigu jie gyvena kitos mokyklos aptarnavimo teritorijoje, tai bus priiminėjami tuo atveju, jeigu mokykloje bus laisvų vietų priėmus tos mokyklos teritorijos vaikus. Rajono savivaldybės atstovas patikina, kad į rajono mokyklas bus priimti visi norintys, kadangi vietų sukuriama pakankamai. Nors keletą metų rajone buvo jaučiamas gana ženklus mokinių mažėjimas, tačiau šiemet situacija keičiasi į gerą, į klases turėtų sugužėti daugiau pirmokų. Bendra tendencija išlieka kasmet maždaug po 3-4 procentus nuo bendro skaičiaus Lietuvoje, Panevėžio mieste ir pas mum rajone mažėja. Tai tokios tendencijos yra, bet dabar pastebim, kad artėjant rugsėjo 1 dienai pagal mūsų duomenis bus pirmokų kažkur 1,5 klasės daugiau turėtų ateiti. Nes per pastarosius 3 metus padidėjo vaikų skaičius lopšeliuose, darželiuose. Mes atidarėm pakankamai, kur buvo poreikis grupių lopšeliuose, darželiuose, tiek Velžy, tiek Liudiniai, tiek Paistry, Tiltagaliuose, Smilgiuose. Ir net kaip tik šį rudenį jaučiam po ilgesnės pertraukos, kad į pirmas klases ateina 29 vaikais daugiau. 1,5 klasės, taip, vidutiniškai. Panevėžio miesto švietimo skyriaus specialistė Laima Matuzevičienė tėveliams primena, kad prašymo forma turi būti itin atidžiai užpildyta, kadangi radusios klaidą negalės įtraukti mokinio į eilę. Prašymą, kaip minėjau, galima pateikti 2 būdais. Pirmas būdas, tai kai tėveliai ateina į švietimo skyrių ir atneša prašymą kartu su visais dokumentais. Ir antras būdas, tai yra elektroniniu paštu atsiųsti galima prašymus. Tokiu būdu dokumentų elektroniniu būdu nereikia siųsti, reikia tik tai patį prašymą. Ta prašymo formą užpildyti pilnai visus duomenys reikalingus ir teisingus duomenys ir nuskenuoti ir atsiųsti mums į švietimo skyrių. Į švietimo skyrių galima siųsti tokiu elektroniniu adresu: priėmimas mokyklos @panevežys.lt. Vat šituo adresu. Panevėžio miesto švietimo skyriaus specialistai patikina, kad tėveliams tikrai nebūtina pristatyti prašymus ir į švietimo skyrių ir išsiųsti elektroniniu paštu. Tiek vieni prašymai, tiek kiti bus registruojami švietimo skyriuje pagal gavimo laiką. Tai bus sudaroma eilė. Vis dėlto vaikai, kurie nepateks į norimą mokyklą, galės rinktis tas, kuriuose liks laisvų vietų. Jubiliejų švenčiančio Juozo Miltinio dramos teatro aktoriai sako, kad per kelis dešimtmečius teatras pasikeitė neatpažįstamai. 75-metį paminėjusio teatro vadovas tikina, kad tai tik maža stotelė ir po jubiliejaus laukia dar daug įvairių pasikeitimų. Nors Juozo Miltinio dramos teatras palyginti jaunas, tiek teatro, tiek šalies vadovų teigimu, jis visuomet turėjo savo vertę ir įtaką Lietuvos kultūrai. Šiemet teatro kolektyvas mini 75-ąjį šios kultūros legendos jubiliejų. Kelis dešimtmečius Juozo Miltinio dramos teatre dirbantis aktoriai tikina, jog puikiai pamena, kaip šis teatras palaipsniui keitėsi. Legenda todėl ir yra legenda, kad negalim nei pakeisti, nei atgaivinti. Tai buvo tik tai Miltinio legenda. Kiekvienas turi savo legendą sukurti ir aš linkiu, kad kiekviena legenda būtų nuostabi, kaip ir šita legenda, su kuria man teko pabuvoti. Kai aš atėjau, teatras buvo meno ir kultūros šventovė. Ne tik tai šventovė, tai buvo kelrodė žvaigždė, koks turi būti gyvenimas, koks turi būti teatras, koks turi būti žmogus, kokia turi būti ateitis. Ir tai buvo visas gairelis į priekį. Dabar kaip ir visi teatrai yra teatrai, tik nei žvaigždė, nei kelrodė, nei meno tvirtovė. Toks teatras, kokį radau čia atvažiavęs prieš 32 metus, tai jis jau seniai pasikeitęs. Ta prasme, teatras gyvas organizmas, teatras yra žmonės. Tai ir šitas Mūsiškis teatras taip pat pasiduoda laikui. Teatras buvo dar pilnas mokinių Miltinio buvo, dar mes buvom absoliuti mažuma, buvo dar visi miltinukai,
labai didelė dalis gyvų, sveikų, darbingų ir Blėdis, ir Karka, Vytis, Šulgaitė, visa plejada senųjų tebe buvo, kai mes atėjome. Mes buvom tik keletą žmogelių iš šono, taip kad dabar visiškai kitas teatras. Taip kad tokį teatrą, kokį radau, tai čia jau istorija. Premjeras Algirdas Butkevičius teigia, jog Juozo Miltinio dramos teatras yra labai reikšmingas Lietuvos kultūrai, todėl legendinio teatro vadovo darbus prisiminti būtina. Aš manau, kad tokio teatro turėjimas, kuris pradėjo savo veiklą 1941 metais, tai aš manau tuo metu, kada aš atsimenu, skaičiau, kada buvo pirmas jau spektaklis parodytas, tai žmonės kai kurie sakė savo mintis, kad aktoriai čia nevaidina, bet čia gyvena. Antras etapas toks labai svarbus, kad turint tokį teatrą, nepaprastai buvo svarbu mūsų Lietuvos atgimimo periodai. Nes daugelis signatarų suprato, kad demokratija ir kultūra tai yra mūsų valstybės, teisinės demokratinės valstybės pagrindai. Ir aš manau, kad čia kaip tik ir žmonės atgimimo laikotarpį ėjo pažiūrėti, kaip žmonės išsivaduoja iš tam tikros ankstesnės būsenos, pereidami į tokį laisvą pojūtį ir laisvą, kaip sakyti, žodžių išreiškimą. Dabartinis Juozo Miltinio dramos teatro vadovas Linas Zaikauskas tikina, jog 75-metis tarsi nauja pradžia. Legendinė Lietuvos aktorių kartą išauginusiame teatre ruošiama daugybė naujovių, kurias šio teatro gerbėjai galės įvertinti jau artimiausiu metu. Nauja ir mums labai svarbi pradžia. Mes labai tikimės, kad teatras įgaus dar vieną naują kvėpavimą ir kad mes galėsim garbingai nešioti mūsų patrono Juozo Miltinio vardą. Po šios dienos labai daug žingsnių, nes mes sugalvojame tokį projektą, kurio nėra visam pasaulyje. Tai vadinasi Panevėžys vienija ir taškas. Ir kiekvieną mėnesį Panevėžio Miltinio teatro premjera, jos tematika inicijuos viso miesto gyvenimo tematiką. Ir kiekvieną mėnesį lauksim didelių pasaulinių įžymybių, tokių kaip Nobelio premijos laureatės Svetlanos Aleksievič, tokios kino legendos kaip Kšištofas Zanusis, vienos iš didžiausių pasaulio Biblijos tyrinėtojų Dolores Aleksandrė ir kitų didelių įžymybių. 75-ojo jubiliejaus proga Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras žiūrovams parengė specialią premjerą. Juliaus Dautarto režisuota Alvydo Šlepiko kūrinį Lietaus dievas, kurį gyvai Miltinio teatro scenoje galima pamatyti kovo 25, balandžio 1 ir 9 dienomis. Parskrendant paukščiams raginimai išsikelti inkilus. Panevėžio Ąžuolo pagrindinės mokyklos jaunieji miško bičiuliai atsižvelgė į miškininkų raginimus ir patys kalė inkilus. Ir maža to, jie suorganizavo akciją, per kurią mokė ir miestelėnus, kaip reikėtų sumeistrauti namus paukščiams. Intensyviai plaktuku besidarbuojantis senjorė, pirmą kartą vinį kalantis berniukas ir daugybė smalsuolių aplink, laukiančių savo eilės susikalti inkilą. Tokią akciją surengęs pedagogas kartu su savo mokiniais kvietė praeivius pačius čiupti plaktukus į rankas ir susikalti inkilus. Labai daug žmonių nori kelti inkilus, bet neturi galimybių susikalti. Sakyti, parduotuvė gal jiems ir per brangu, o kai pasiūlom tokią akciją, tai manau, kad susidomi. Daugelis panevėžiečių pripažino iki šiol patys nebandė susikalti inkilų, juos pirkdavo prekybos centruose, tačiau dabar jau žinos, kaip tai daroma ir bandys patys namuose susikalti daugiau. Sudėtinga, kai kietas medis. Pirmą kartą plaktuką rankoje laikot? Ne. Namuose aš mėgstu kažką veikti su plaktuku, jeigu reikia kur nors vinį kalti. Tik tiek. Jums nenaujiena dabar buvo vinį sukalti? Ne. Man patinka, pagal profesiją aš esu statybininkas. Nesudėtinga. Nesudėtinga, kaip kali, kai dirbi, atrodo nebesudėtinga, bet iš tikrųjų kaip perki, atrodo, kad ten labai sunku padaryti. Kaip sako miškininkai, žmogus sukalęs pirmą inkiliuką prisiliečia prie gamtos, ją pamilsta, jis niekada nespardys rasto lizdelio ir nedaužys inkiliukų. Todėl labai svarbu, kad tokiose akcijose dalyvautų kuo daugiau vaikų. Tai skatina rūpintis mūsų paukščiais vis tiek. Dabar žmonės ateina, darosi inkilėlius, kelsi medžius, rūpinamės paukščiais. Kurie neturi namų, kad jie turėtų kur gyventi, kad pasiektų nuo priešų ir kad jie nesimedžioktų.
Taip. Gamtininkai sako, jog dabar pats tinkamiausias metas pasirūpinti inkilais, nes į Lietuvą šiomis dienomis grįžta didžiausi paukščių srautai. Šiaip žmonės tiek sodybose, tiek soduose, tiek pas mus miškuose, jie dažnai kelia inkilus, nes tai jau yra įprastas dalykas. Ir kiekvienais metais vis matosi vis daugiau ir daugiau iškeltų inkilų, nes šiaip reikia padėti paukščiams įsikurti, nes jie paskui padeda mum. Jie gaudo kenkėjus ir, sakykime, mūsų nuo to sodai ir daržai būna tik tai švaresni ir geresni. Gamtininkai juokauja, kad inkilai pastaruoju metu tapo ypač populiarūs ir dovanoms. Žmonės dažnai prašo jų norėdami padovanoti artimiesiems, kaip savotišką ženklą turėti savo namus, arba jaunavedžiams, kaip linkėjimą kuo greičiau prisišaukti gandrus. Ačiū už akciją. Ačiū. Sėkmės, kad daugiau būtų žmonių. Žemės dienos proga iškelti keli šimtai inkilų sumeistrautų nuteistųjų rankomis. Ir Panevėžio socialinių paslaugų centro medžiuose įkelti 5 tokie inkilai, kuriuose tikimasi, kad apsigyvens paukščiai, kurie taps savotiška terapija. Pasaulinė Žemės dienos proga grįžtantiems paukščiams visoje Lietuvoje iškelta per 300 nuteistųjų rankomis sumeistrautų inkilų. Tai kalinčiųjų ir kalėjimų departamento kvietimas vienytis bei kartu puoselėti krašto gamtą. Šie sugrįžtantiems paukščiams pagaminti namai papuošė socialinės globos centrų, mokyklų, lopšelių darželių ir vaikų namų teritorijas. Akcijoje dalyvavo per 100 nuteistųjų ir per 70 bausmių vykdymo sistemos darbuotojų. 5 tokie inkilai sugrįžtantiems paukščiams pakabinti ir Panevėžio socialinių paslaugų centre. Su Panevėžio socialinių paslaugų centru nutarėm, kad pas juos labiausiai tiktų tos inkilus pakabinti, kadangi čia ir seneliai, ir vaikai gyvena, ir jiem ne tik tai fizinė priežiūra reikalinga, bet ir daug gerų emocijų, iš tikrųjų, kurios tie paukščiai mes tikimės čia apsigyvenę jiems suteiks. Mes prieš tai irgi turėjome inkilus, buvo daryti jie darbuotojo, bet kadangi pasisiūlė jie mums suteikti tokį džiaugsmą, tai šie inkilėliai tikriausiai įkurdins sparnuočius, kurie galės mums suteikti ramybę, čiulbėjimą, nusiraminimą ir tiesiog tiek vaikams, tiek pagyvenusiems žmonėms, kuriems mes teikiame paslaugas. Idėja kelti nuteistųjų gamintus inkilus kalėjimų departamente gimė prieš 4 metus. Šiemet ši socialinė akcija išsiplėtė. Prie jos prisijungė ir svarbiausia šalies institucijos. Panevėžio socialinių paslaugų centras pasirinktas neatsitiktinai, nes šiame centre gyvena ir seneliai, ir žmonės su negale, ir vaikai iš rizikos šeimų. Visiems šiems centro gyventojams reikalinga ne tik kasdienė priežiūra, bet ir moralinė parama, palaikymas. Todėl tai pirma, bet ne paskutinė socialinių paslaugų centro ir probacijos tarnybos akcija. Kadangi mes pradėjome bendradarbiauti, sudarėme socialinių tiesiog kaip partneriai, sudaryta yra sutartis dėl bendradarbiavimo, tai tiesiog ta intencija, jie pasirinko mūsų įstaigą, todėl kad čia gyvena, teikiame pagalbą viso Panevėžio miesto gyventojams nuo gimimo iki išėjimo. Nuteistųjų pagaminti inkilėliai buvo pradėti kelti dar kovo 9-ąją, kuomet į Lietuvą sugrįžta 40 paukščių rūšių. Pastaroji prie akcijos Suteik paukščiams namus prisijungė Trakų miškų urėdija, kurioje inkilai iškelti tik šiandien. Šiaulių sutrikusio vystymosi kūdikių namai artėjant Velykoms sulaukė išskirtinių svečių. Juos aplankė NATO oro policijos misiją atliekantis ispanų kariai. Jie čia atvyko netuščiomis. Baltijos šalių oro erdvę saugantys ir Šiauliuose NATO misiją atliekantys kariai su dėžėmis dovanų atvyko į Šiaulių sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Iš mikroautobuso iškraunamos dėžės su sauskelnėmis ir kita labdara. Ir štai didžiulis kalnas dovanų jau sukrautas kūdikių namuose. Per paskutinės 5 dienas surinkome nemažą sumą pinigų. Už juos čia Lietuvoje nupirkome sauskelnių, o visos kitos dėžės atkeliavo iš Ispanijos labdaros centro. Dėžėse supakuota keli šimtai drabužių komplektų, šortų, marškinėlių, suknelių, pietų indų. And also dishes and all the needs for lunch for these kind of things. Prieš atveždami labdarą kariai čia lankėsi ir teiravosi, ko kūdikiams labiausiai trūksta, taigi atgabenti būtiniausi reikmenys. O šiandien dienos labdara tai yra iš tikrųjų mums netikėta, net negalvom, kad taip gali būti ir šeštadienį teko ateiti į darbą, dėl ko labai džiaugiuosi.
Kūdikių namai su NATO misiją atliekančiais kariais bendradarbiauja jau 14 metų ir dar nebuvo nei vienos misijos, kuri atsisakytų padėti patiems mažiausiems šiauliečiams. Mes tapom, kai aš juokauju, kada keičiasi misijos, perduoda simbolinį raktą, tai aš juokiuosi šalia simbolinio rakto, visada šalia kūdikių namai. Ir perduodami raktą, aš sakau, perduoda ir kūdikių namus. Šiaulių miesto mero pavaduotojas Stasys Tumėnas sako, jog kariai puikiai įsilieja į miesto bendruomenę ir tapo neatsiejama jos dalimi. Man svarbiausia, kad yra puikiai suprantama, kad čia yra ne tik tai kaip karinė misija, bet yra ir socialinė misija, humanitarinė misija. Ir tas yra, man atrodo, šiauliečiams svarbiausiai, ne kiek padovanoja vaikams tų dovanų, bet kad jie nori padėti mūsų vaikams. Ir smagu, kad jie gina ne tik tai Baltijos šalių dangų, bet kaip aš metaforiškai sakau, jie gina ir mūsų Šiaulių vaikus. Ši ispanų atgabenta labdara ne pirmoji. Visai neseniai oro policijos misiją atliekantys Ispanijos kariai dovanojo mažyliams vitaminų. Be to, vyrai laisvalaikiu dar ir savanoriauja. Savaitgaliais lanko šių namų gyventojus, leidžia su jais laiką. O mažieji panašu jau spėjo pamilti savo naujuosius draugus, kurie dažnam vaikui atstoja ir mamą, ir tėtį. Štai tiek šį kartą Gerų naujienų televizijos informacinėje laidoje Čia ir dabar. Dėkoju žiūrėjusiems, neperjunkite kanalo. Gerų naujienų televizija rodo jums.